Labas, mano vardas yra Andrės Zyzas, aš esu 37 metų. Kai prieš 5 metus San Paule susitikau su Andre, abejojau ar sutarsime. Ant jo marškinėlių perskaičiau užrašą: lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būti. Man tai pasirodė per daug nacionalistiška. Tačiau tada dar gerai nesupratau išeivijos aktualijų. Andre proseneliai lietuviai. Jo seneliai ir tėvai mokėjo lietuviškai, to mokė ir savo vaikus. Šeima turėjo lietuvišką kilmę įrodančius dokumentus. Tai jiems leido atkurti Lietuvos pilietybę. Šią galimybę pasinaudoti norėtų daugybė brazilų. Tačiau Andre tai liūdina. Jeigu žmogus nori būti lietuvis, nori iš tikrųjų turėti dvigubą pilietybę, bent kalba yra minimaliai, kurį jie turėtų išnekėti. Aišku, nereikia tobulai išnekėti. Mano lietuviškai nėra tokia tobulų lietuviškai, bet aš galiu suprasti, aš galiu pasišnekėti, aš galiu pakalbėti su bet kas. Aišku, padarysiu klaidą ir taip toliau, bet galiu pasišnekėti, galiu suprasti, galiu rašyti, galiu skaityti. Nėra prasme žmogus turėti lietuvių pilietybę, jeigu nemoka nei vieną žodį lietuviškai. Štai, kad jie nebalsuos, jie neskaitysi žinios, jie nieko nežinosi. Ja? Aš buvau pirmininkas iš mūsų Brazilijos bendruomenė nuo 2018 iki 2022, iki praeitų metų. Pirmą dalyką, kad aš padariau, buvo internetis svetainį puslapį su informacija apie kultūrą, apie lietuvišką istoriją čia Brazilijoje ir Lietuvoje, visokių įdomų dalykų. Ir tik viena puslapį, kuris sakė apie tą pilietybę. Po kažkokio laiko aš nuadinau tas Google AdWords, kad aš galėjau žiūrėti, kokią puslapį daugiausiai žmonių įeina. Ir rezultatas buvo košmaras. Ja? 99% žmonių, kurie nuėjo į mūsų puslapį, ėjo tik į tą dvigubą pilietybę puslapį ir nieko nedaugiau. Ja? Man labai liūdina, nes mes labai gerai ieškom, ką parašyti, ką sakyti su nuotraukai, darom labai gerus istorijas, labai gerų kontentų. Bet žmonės šiaip tik norėjo žinoti apie pilietybę. Ir, aišku, per e-mailą, per viską tik apie tai rašinėdavo. Niekas nerašinėdavo apie kalbą, kultūrą, nieko, tik apie pilietybę. Atkurtų pilietybių statistika iškalbinga. Kiekvieną mėnesį bent 10 brazilų gauna lietuvišką pasą. Daugybė prašymų vis dar laukia įvykdymo. Eilė gauti lietuviškų ir portugališkų dokumentų vertimą ko ne 2 metai. Kaip bendruomenė aš niekad nepadėjau žmogus gauti tą dvigubą pilietybę. Visą laiką sakiau, pasišnekėk su konsulatu arba kažkokia advokato firma arba kažkas, kurie dirba su tą pilietybę. Mes dirbam su kultūra, su istorija, su kalba, bet su pilietybė ne mūsų reikalas. Ja? Mano idėja visą laiką buvo pakeisti įstatymą, kurį mes turim čia dėl atkūrimo pilietybę, kad būtum truputį sunkiau. Ne kad būtų labai sunku, bet kad žmogus tikrai žinotų, kaip šnekėti, kaip rašyti, kaip skaityti. Ne tik Brazilijos bendruomenė būtų stipriau, bet Lietuva būtų stipriau, kad mūsų kalba bent dar 100 metų pabūtų gyvas. Andre Lietuvoje gyveno 4 metus. Prieš tai lietuvių kalbos mokėsi Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje. Kai susitikome pirmą kartą, jis dar svarstė savo galimybės Lietuvoje. Todėl nustebau šiandien išgirdusi kitokią jo nuomonę. Jeigu aš norėčiau grįžti į Lietuvą, tik aplankyti. Man atrodo, kad bent čia Brazilijoje yra daugiau galimybė turėti savo gyvenimą ir šeimą ir normaliai darbas. Ne? Aš šiaip Lietuvoje neplanuoju grįžti, tik aplankyti. Nepaisant Lietuvos institucijų pastangų, lietuvių kalba išeivijoje nyksta. Andre prisipažįsta nebeturintis, su kuo kalbėti. 2024-aisiais vyks antrasis referendumas dėl dvigubos pilietybės. Galbūt jis paskatins lietuvių kalbos sklaidą išeivijoje.